Sveiki visi atvykę į mano kanalą, mano vardas Monika ir šiandien aš jums papasakosiu, ką aš nuveikiau gegužės mėnesį. Tai gegužės mėnuo man buvo toks įdomesnis, ne kaip visada. O kodėl? Na, kas jau žiūrėjote Ilonos video mini cross-stitcher, tai jinai jau paminėjo, kad gegužės mėnesį aš skridau pas ją į svečius, susitikti, aplankyti ir pakeliauti. Tai buvo labai faina, pamačiau visokių fainių, įdomių dalykų. Kai kuriais su jumis ir aš pasidalinsiu, parodysiu, papasakosiu, bet viskas nuo pradžių. Tai kadangi aš keliavau ir kelionėje buvau apie 10 dienų, tai siuvinėjimui nebuvo tiek daug laiko, tai ir automatiškai aš mažiau išsiuvinėjau. Tai neįvardinsiu aš skaičiais kokiais pakol kas, galbūt kai parodysiu visus darbus tada. Tai pradėkim. Procesų turiu tikrai nedaug. Pirmas, ką aš jums parodysiu, tai praeitam video balandžio mėnesį iš ko neveiktas Anchor darbas. Tai šiai dienai, kiek turiu, čia jau netoli yra 50%. Ir gegužės mėnesį truputėlį pasiuvinėjau, bet aš šį darbą turiu siuvinėti 500 kryžiukų į savaitę. Tai jau gegužės mėnesį aš to neįvykdžiau. Išsiuvinėjau, perkeliau medžiagą, išsiuvinėjau, jeigu neklystu, visą čia. Ir kas buvo? Grįžau aš gegužės paskutiniam dienom, kalbėjau su Ilona ir siuvinėjau štai šitą vietą. Ir aš jam skundžiaus, kad man kažkodėl nepatinka čia blendas, toks tamsiai žalias ir šviesiai žalias. Ir kas nutiko? Pasirodo, ne tokį blendą padariau. Visus, čia yra apie 300, apie 400 kryželių, tai viską reikia ardyti. Ir kai jau taip darbas yra nelabai toks mėgstamas siuvinėti, tai dar kai prisideda ardymas ir vėl iš pradžių siuvinėjimas, tai jau kažkokios motyvacijos šitą darbą siuvinėti tai tikrai dingsta. Nežinau, kaip taip nutiko, kad sumaišiau aš tą blendą, nes aš visus šios darbus esu ant tokios rūšiuoklės, visus siūlus esu ant rūšiuoklės ir ant vieno numerio kažkodėl buvo užkabintas ne tas siūlas. Tai tikriausiai, kai siuvinėjau ir kai norėjau atgal užkabinti, sumaišiau su skaičiukais ir tik pamačiau tada, kai man ant to numerio baigėsi siūlas ir norėjau pasimti naują, pamačiau, kad turi visiškai kitoks blendas būti. Tamsiai žalia su tamsiai žalia. Jau iškart, kai nepatiko blendas, jau galėjau galvoti, kad kažkas gal ne taip. Ir galvojau, kad čia tokia mintis yra autorė. Ir ką, ir dabar tas darbas stovi. Juokavau Ilonai, kad jos tai nėra, nebus kas išardyti. Tai tikriausiai ir stovės. Taip, jau netgi vyrui skųstas, vyras sako, tai palik šitaip, nerdyk, bet tai čia dar pilna yra. Ir nežinau, kas tada gausis, iš vis nesąmonė galbūt gausis. Žodžiu, tai šito darbo procesas keliauja kažkur ir tikrai neįsivaizduoju, aš dar siuvinėsiu po 500 kryžiukų per savaitę. Gali būti, kad ne, bet visgi dar nesinori pasiduoti. Šiaip gražiai atrodo, bet nežinau, kodėl nesisiuvinėja. Tikrai nežinau. Tai va. Na ir dabar bus kiti 2 procesai, kuriuos matėte ir pas Iloną. Ir kai žiūrėjote praeitą mano video, tai tikriausiai pamatėt, kad pabaiga buvo tokia, nei šiokia, nei tokia. Tikrai neįprasta mano kanale taip nutraukti video. Kodėl taip nutiko? Tai dėl tų 2 darbų, nes ten nenorėjau aš jums atskleisti paslapties, kodėl aš pradėjau tuos 2 darbus. Bet kadangi jau visą tą video tvarkiau birželio mėnesį, tai jau buvo kaip ir nebeaktualu tas ir nenorėjau irgi padaryti tokį kaip anonsą. Tai tiesiog nukrapau tą, ką buvau nufilmavusi ir atsisveikinimas gavosi toks, koks gavosi. Tai dabar parodysiu pačiau. Tai vienas darbas ir pabaigtukas netgi.
Tai šitais gegužės mėnesio pabaigtukas, o pradėjom balandį. Tai čia su Ilona kartu, kadangi, na, jau žinojom, kad susitiksim ir galvojom, nu, reikia kažką bendro siuvinėti, kad galėčiau aš atsivežti ir galėtume padaryti gražias nuotraukas. Turėjau spėti pabaigti iki gegužės 14 dienos, tai yra iki mano skrydžio. Na, tai pasakysiu iš karto, kad aš nebaigiau, nusivežiau, kai buvo likę tik čia Biesas ir karoliukai. Ir aišku, pas Iloną aš beveik nieko nepasiuvinėjau. Nes nebuvo tam laiko ir Biesą su karoliukai siuvinėti tikrai kažkodėl nesinorėjo. Tai štais, kaip atrodo. Ir kaip matote, tiksliau keitėme mes Milhilo įdėtą popierinę tą medžiagytę, taip vadinamą, į plastikiuką. Tai čia buvo Ilonos mintis. Tie mano atsiliepimai, tai tikrai labai geri. Nu, tai čia buvo geniali mintis, aš nežinau, aš tai taip nesusipratėjau. Ir man tai labai ant plastikiuko patiko siuvinėti. Žinoma, buvo su juo ir problemų, kai reikėjo man visą šitą baltą siuvinėti 3 gijom. Ir man atrodo ne tik baltą, bet ir šitas buvo 3 gijom. Bet nebepamenu tiksliai. Nu, nebepasakysiu. Tai, bet baltas tai tikrai buvo 3 gijom, tai 3 gijas perkišti jau buvo sunkoka ir sunkokai darėsi Biesas, bet kadangi to Bieso čia yra nedaug, tai galima pakentėti. Tai savo kitus darbus tikrai aš irgi bandysiu keisti į plastikiuką, kur tik įmanoma. Jau pasižiūrėjau AliExpress'e, yra visokių spalvų plastikiukų, tai bandysiu ateityje užsisakyti, nes Milhilas naudoja įvairią medžiagą, būna ir mėlyna, ir balta, nu ir dažniausiai, aišku, ruda tokia šviesiai. Ir, na, aš bandysiu keisti, ypač gerai keisti, manau, būtų ant žaisliukų, nes, nu, visgi tie kalėdiniai žaisliukai arba magnetukai labiau dėvisi negu tiesiog toks paveiksliukas. Ir manau, kad praktiškiau tikrai yra siuvinėti ant plastiko negu ant popieriaus. Tai ačiū Ilonai labai už šią mintį, naudosim ir ateityje. Nu, tai padėkim čia truputėlį. Na ir kitas darbas, kurį pradėjau kartu su Ilona, tai būtų šitie sodo zuikučiai. Tai mes buvom susitarę, kad iki atvykimo aš turim išsiuvinėti šitą zuikutį, keliauninką, nes kelionė ir kad išsiuvinėti tą zuikutį reikėjo ir Biesą padaryti, tai teko pasiuvinėti ir čia truputėlį. Ir, nu, žinokite, dabar čia yra beveik 18%. Darbas atrodo šitaip. Nu, gražus toks, ne, mielas darbelis. Ir ką galiu pasakyti apie šį darbą, neišsiplečiant. Tai siuvinėti yra vienas malonumas. Siuvinėjom ant 28 kaunto lino. Biesą daryti, žinokite, ašgi nemėgstu biesų, aš visada skundžiuos, kad man nepatinka biesas. Kaip jį sunku daryti, o sodui aš netgi gailėjaus, kam tas biesas pasibaigė. Nes, nu, taip faina buvo siuvinėti tą biesą. Nu, aišku, palyginus su Anhor, tai ten čia iš vis kažkoks stebuklas, nu žiauriai gražus darbas. Ir šiame darbe yra 24 000, grubiai tariant, kryžiukų. Ir vėl norisi paimti šitą darbą siuvinėti, bet dabar siuvinėjau visiškai kitokius darbus. Bet tikrai ateityje imsiu siuvinėti, žiauriai gražus, žiauriai. Pasižiūrėkit, kaip gražu. Toks mielas. Argi nemielas, mielas. Mieliakas toks, mieliakas. Na ir kitas, tai bus mano pradėtukas. Kaip čia pasakyti su to mano pradėtuku, ir tuo pačiu bus pirkinukas, suprantat. 2 siuvinėtojos tikrai negalėjo neaplankyti siuvinėjimų prekių parduotuvės. Tai
Aš ten buvau, žinokitės, gavau tiek įkvėpimo, ne tik siuvinėti, bet žinokitės ir pirkti, kur gyvenime galvojau, kad aš tokių schemų neįsigysiu. Tai pamačius gyvai tikrai grėbiau pirkti, bet tai parodysiu, žinoma, pirkinukuose. Ir grįžus namo žiūrėjau vieną youtuberę, kur praeitam video aš pasidalinau nuorodą ir žiūriu, rodo man darbą, kurį aš nusipirkau, ir taip gražiai atrodė, negalėjau aš paimti ir nepradėti. Tai žinoma, kad pradėjau. Tai kas tai būtų? Žinoma, kad primityvas. Nes, kaip be primityvo, nes neturiu aš daug tų primityvų, o grįžus iš Amerikos, žinokite, toks įkvėpimas buvo siuvinėti, primityvus. Tai va, štai toks mano pirkinys, Cottage Garden. Dar iš tos firmos nesu nei vieno darbo išsiuvinėjusi, bet procese turiu. Tai bent jau turiu procesą. Tai va, koks gražus. Ir čia yra tik 2 rankų dažymo siūlai. Ir, kadangi filmuoju jau birželio mėnesį, pradėjau tik tais gegužės gale. Ir gegužę padariau 800 kryžiukų ir šį mėnesį aš negalėjau nesiuvinėti šio darbo. Tai jau čia biškį ir birželio proceso, tai ir šiandien siuvinėjau šitą darbą. Tai va, kaip atrodo. Koks gražus. Tai va, tai ir pirkinukas tuo pačiu. Lankelis Ilonos išgirtas, žinokite, tas lankelis tikrai yra nerealus. Labai gerai man įtempia ir pirkinukas, magnetukas. Kadangi aš siuvinėjau lėtai, tai čia yra grinai man skirtas magnetas. Ir, aš galvojau taip, nusipirksiu schemą, bet man tų rankų dažymo siūlų tikrai nereikia. Aš galiu išsiversti ir su DMC siūlais. Tai baltą siuvinėjau su DMC siūlais, ir besiuvinėjant galvoju, ne, aš visgi noriu rankų dažymo siūlų. Ir tai va, čia yra palikta būtent tam rankų dažymo siūlui. Tai jau jis yra užsakytas, laukiu tik kol pasieks Lietuvą ir užsiuvinėsiu. Tai va, tai nei daug, nei mažai gegužės mėnesį. 4 darbai išsiuvinėti ir iš jų 1 pabaigtukas. Ir kaip nekeista, nors siuvinėjimo į laiko aš skyriau žymiai mažiau negu įprastai, tai per gegužės mėnesį aš paskaičiavau, išsiuvinėjau 7000 su trupučiu kryžiukų. Tai yra, nėra mano rekordas, bet, šių metų rekordas, bet esu išsiuvinėjus šiais metais daugiausia tik 8000 su trupučiu ir visada ir kitais mėnesiais dar mažiau negu 7000. O siuvinėjimo dienų tai buvo žymiai mažiau ir aš siuvinėjau 7000, galvojau, kad tikrai nieko neturėsiu. Bet pasirodo, kadangi buvo kažkoks planas, ką aš turėjau įgyvendinti, tai skubėjau ir siuvinėti. Tai va, ir ganėtinai neblogai išsiuvinėjau. Gegužės buvo iškritę 10, minimum 12 dienų nesiuvinėjimo ir aš išsiuvinėjau daugiau, negu siuvinėdavau kiekvieną dieną. Aišku, grįžus iš Ilonos, tai pas mane buvo antras kvėpavimas, nes labai norėjusi siuvinėti, nes tiek gražių darbų aš prisižiūrėjau, tiek visko norisi. Ir padarysiu tokį spoilerį, taip vadinamą. Dabar aš noriu siuvinėti tik primityvus, bent jau šį mėnesį, ir man mintyse tokia mintis kirba. Tiek primityvai, taip gražu, iš vis, kam tie rinkiniai? Aš galėčiau visada siuvinėti tuos primityvus. Bet aišku, čia tikriausiai kažkada praeis šitas įkvėpimas. Va. Tai tiek nedaug apie mano kryželius. Ir dabar tikriausiai jums bus įdomiausia dalis. Tai mano pirkiniai. Bet gegužės mėnesį aš dar ir, žinokite, mezgiau, bet tikriausiai parodysiu tai po pirkinių, nes visgi kelionėje pasimti mezginį yra lengviau negu siuvinėti, nes siuvinėjimui reikia daug papildomų siūlų ir panašiai, o mezginys tai tiesiog siūlo kamuoliukas ir virbalai su pačiu to mezginiu. Viskas. Daugiau nieko nereikia,
Aišku, pas mane mezginiai buvo tik kojinės, kaip visada. Kažko kitko nemezgiau. Nu, bet dabar ne apie tai. Perinam prie pirkinių. Tai va, tada nemažai, ne, atrodo. Tai silpnų nervų, kuriems sako, kad kam tiek tau pirkinių, tu neišsiuvinėsi per visą savo gyvenimą. Nu, neišsiuvinėsiu, tai neišsiuvinėsiu. Nu, bet svarbiausia, kad dabar aš gaunu kažkokią emociją, kurios beje seniai neturėjau. Čia, vat, taip, yra dabar pakol kas supakuoti, nes, nu, būkim biedni, bet teisingi, aš jau nebeturiu kur dėti savo rinkinių ir schemų, nors schemų neturiu tiek daug. Tai vat, čia gavau lauktuvių Vilonos, išsivežiau, va, tokia tašytė, čia mano antra ir labai patogi. Ir dabar jau mes atidarykim. Ir koks ten žodis, kas ten yra. Matot? Na, aišku, ir skirtukai. Nu, tai dabar po truputį aš jums parodysiu, ką aš nusipirkau. Tai va, buvom mezgimo prekių parduotuvėj. Ten nusipirkau štais tokias žirklutės tokias nusipirkau tokias. Mini Cooperis. Tų gražuoliai. Ir dabar pereinam prie rinkinukų. Nu, ne rinkinukų, tai iš 1-2-3 stitch buvau užsisakius štais tokį magnetuką Let It Stitch, kadangi turiu aš tokį rinkinį. Nežinau, kodėl tų magnetų nėra Lietuvoje pirkti. Tai va, prikibo. Ir žinoma, nusipirkau ir Mill Hill. Tai šitas vat rinkinukas yra iš 1-2-3 stitch užsisakytas ir parsivežtas. Paskutiniu metu man, žinokitės, kažkas nutiko, pradėjo patikti labai rudeniniai dizainai, nebe žieminiai, bet rudeniniai. Imu iš Ilonos pavyzdį tikriausiai. Tai va vienas, oi kaip atsispindi nuo lempos. Irgi iš 1-2-3 stitch. Toks katukas juodas, nes dabar aš pamatau juodą katuką ir viskas, man reikia tokio rinkinio. Ir va matot, Livilas vat ir juodą turi popierinę schemą, o čia yra tokia vat ruda. Tai va, ir buvom siuvinėjimo prekių, kai buvom siuvinėjimo prekių parduotuvėj, parodysiu tikriausiai gale video. Pamačiau štais šitą katinuką. Čia mano Dafis. Nu, aišku, mano Dafis buvo tik su viena akytė, bet nu, toks gražus, tai tuo pačiu šiam darbui įsigijau jau ir iš karto rėmelį. Žiauriai gražus darbėlis. Irgi va, matot, rudeninis. Ir čia vat šviesiai mėlyna pirks. Žiauriai gražus. Ir kitas mano pirkinys, čia nežinau ar naujiena ar ne, bet nu, nebuvau mačiusi šito. Tai vat toks peliukas. Gražuoliukas. Ir jau čia jau senas pirkinys, kuris gulėjo pas Iloną. Tai Dimensions, štai toks šuniukas. Aš nors ir neturiu šuniuko, bet praeit pro šalį negaliu, nes nu, tie man labradorai ir auksiniai retrieveriai, kaip jie čia vadinasi, tai žiauriai patinka. Nu, vat ir vėl rudeninis. Nieko nebeturiu žieminio.
Tai va, su rinkiniais lyg ir viskas. Ai ne, dar bus vienas didelis rinkinys. Nu, didesnis už tuos. Dabar parodysim schemų krūvą, kur prisipirkau. Čia mažytės. Tai va, kiek laukia jūsų. Nu, pradėkime nuo šitos vasarinė tokio. Seaside Tiny Town. Vat. Ir, aišku, yra rankų dažymo siūlai, bet yra duodami DMC atitikmenys. Nors iš pradžių, kai aš buvau parduotuvėje, aš galvojau, aš siuvinėsiu DMC siūlais, bet žinokitės dabar, kai pradėjau siuvinėti, tai, visgi norisi tų rankų dažymo siūlų. Žinoma, jų kaina yra, tai ne DMC kaina, tai negaliu iškart visom susipirkti, bet dabar, kad norisi nemažai pradėti iš tų pirkinių, ką nusipirkau, bet neturiu siūlų, irgi problema. Tai po truputį teks kaip nors įsigyti. Tai štai kitas mano rinkinys, tai vat štai toks virtuvinis ir kinočio dizainas. Net neįsivaizduoju. Čia tikriausiai pavadinimas. Ir čia siuvinėta yra ant 32 kaunto. Čia tikrai yra rankų dažymas siūlas. Jaučiu visur čia yra rankų dažymas siūlai. Ir galėtų keisti DMC, bet nebūtų tada tokio efekto. Čia nors truputį perėjimas. Vis tiek matosi čia. Kitas pirkinys bent kryk, tai štai tokia pelėdytė. Štais šitas Welcome Home Plum Street Samplers. Ir esu susipirkusi jau ir rankų dažymo siūlus. Lieka nusipirkti medžiagą, bandysiu ant 40 kaunto. Ir vieno siūlo parduotuvė neturėjau, bet lyg aš prigalvojau, kad turėjau namuose, tai taip ir buvo, kaip aš grįžau pasižiūrėjau. Ir dabar liko įsigyti tik medžiagą. 40 kaunto. Ai ne, šitas ant 35 kaunto. Jo, 36 kaunto, bet vis tiek ją reikia įsigyti, nes Lietuvoje nemačiau, kad turėtų rankdarbiai, nes 36 ir 40 kauntas nėra labai toks populiarus. Kitas mano įsigytas, tai štai toks kalėdų senelis. Besmegenis su ant moliūgo. Tai čia toks ir kalėdinis, ir rudeninis. 2 viename. Ir nusipirkau siūlą. Ir galvojau, čia visai daug turėtų su to siūlų siuvinėti. Nusipirkau tik vieną ir vis man kyla mintis, o nereikėjo 2 pirkti. Bet lyg ir niekur nėra parašyta. Nes šiaip prašo kiek vienetų, jeigu reikia daugiau negu vieno. Kitas irgi visiškai neplanuotas. Iš tikrųjų, dabar nukrypsiu nuo temos. Kai važiavau, prieš važiuojant aš pasidairiau 1, 2, 3 stitčių ir ko norėčiau. Aš nusipirkti, jeigu pamatyčiau. Tai žinokitės, kai aš ten nuvažiavau, tai man tie visi norai iš 1, 2, 3 stitčių nuėjo į kitą šoną. O tą, ką aš norėjau tenais įsigyti, tai buvo visai kas kita. Taip jau būna, kai tu pamatai gyvai išsiuvinėtą darbą. Tai, man Ilona perspėjo, kad tai bus. Kad tu pamatysi išsiuvinėtą darbą ir tau reikės jau. Taip ir buvo. Kitas kavo. Po 2 kartus, kaip čia išveš, 2 kartus suskaičiuok ir tada 1 kartą siuvinėk. Irgi koks. Plum Street Samplers ir vėl viskas rankų dažymo siūlais. Ir, kaip matau, nėra iš vis duota DMC atitikmenų, tai čia jau, yra, meluoju ir ne visi akli mato. Koks grožis. Kitas įsigytas, tai štai toks Little House Needlework. Toks jau, man atrodo, iš senesnių, nes, neberadom pirkti kur nors. Kitas tai toks jau vasarinis, Summer. Madame Chantilly.
šaton, nežinau kaip tarti. Tai. O, kita schema, tai vat. Štai tokia, nu kadangi mano vyras žvejys, tai reikėjo tikrai tokį nusipirkti. Kita schema. Tai vat, štai tokia. Ir vėl virtuvinė hands-on design. Aha, kita schema yra Plum Street sampler. Štai tokia. Ir parodysiu kitą schemą. Tai va. Dvi skirtingos firmos ir aš būnant parduotuviai siuvinėjimo rojui būnant, taip galim pasakyti, mačiau šitą darbą sujungtą kaip vieną paveiksliuką. Tai yra, nu va taip, negaliu čia dabar parodyti, bet kaip vienas darbas, ne pagalvėliau, vienas darbas rėmintas. Ir, nu, aš kaip pamačiau, tai man ir užsireikė šito. Bet ten buvo siuvinėta ant dviejų atskirų medžiagų ir sujungta. Realiai aš to sujungimo, kaip ir, nu, kai žiūrėjau, tai tikrai nepastebėjau. Nu, bet aš siuvinėsiu ant vienos medžiagos iš karto, kad nebūtų jokio sujungimo. Bet taip įdomiai, vat, dvi skirtingos firmos, bet išleido vienodos tematikos darbelius. Gal ir dvi skirtingos, man atrodo, autorės. Taip. Tikėtina, kad taip. Nu, bus įdomi patirtis. Kitas darbas štai toks. Toks, o tokia vytė. Juokinga, ne? Šitą darbą tikrai reikia rankų dažymą siūlo, bent jau tam megztukui. Bet čia yra naudojama ir DMC siūlai, jei neklystu. Taip, DMC ir 4 Weeks Dyeworks. Kitas darbas, tai vat, vėl Cottage Garden, nu ir va kalėdinis, ir ta vytė tokia kalėdinė atrodo, čia va, kalėdinis darbelis. O šitos parodysiu kartu, nes čia iš vienos serijos, hands-on design, tai vat, rudeninis ir žieminis. Tai va, vieninteliai šitie buvo, kai važiavau, aš tikrai jų norėjau. Ir planavau įsigyti, tai kai pamačiau, kad yra, tai ir pasiėmiau. Na ir kita, sakau, negaliu praeiti pro juodus katinukus. Tai va, šitą. Ir jeigu galvojate, kad tai viskas, ne, tai ne viskas. Čia yra tik tais tokių mažų schemų krūvelė. Tai schemos bent kaip toks vat. Žieminis Winter ir Summer. Nu, reikėtų dar Spring ir Autumn. Nežinau, neprisimenu, ar mačiau ten parduotuvėje ar ne, bet šitie du man labai patiko, tai pasiėmiau. Kita schema, vat. Autumn Lane firmos. Tokia. Ir čia, man atrodo, irgi yra rankų dažymo siūlais. Taip. Čia siuvinėjama iš visos šilkų tikriausiai. Bet yra ir DMC atitikmenis. Nežinau, kaip siuvinėsiu. Reikėtų kito daryti. Kitas darbas, kurį mačiau tikrai gyvai išsiuvinėta ir ant 40 kaunto siuvinėta. Tai štai toks. Čia Janet Douglas Designs. Mūsų siuvinėjimo tema. Ir išduosiu paslaptį, atkeliauja man, jau yra nupirkti ir atkeliauja visi šiam darbui reikalingi rankų dažymo siūlai. Reikia tik palaukti, kol atkeliaus. Ir medžiaga ir tikėtina, kad bus naujas pradėtukas. Manęs labai gražu. Čia gal atrodo toks nieko ypatingo, bet gyvai išsiuvinėtas, tai vau, efektas. Kita mano tai Just Nan schema biskurnių, štai toks.
tų Jesnan turiu ir vis perku dar, bet nieko nesiuvinėjau. Nu, vieną darbą esu išsiuvinėjus. Ir kas man su to Jesnanu yra, tai aš vis neprisimenu, ką turiu, nes, nežinau, jie dizainai kai kurie yra žiauriai panašus. Ir, nu, turėti prie savęs nuotrauką, kad žinotum, ar turi ar neturi. Nu, aišku, kadangi pas mane yra sandėliukas toks didelis, tai ir jau nebeįmanoma visko susižiūrėti. Va toks gražus, na ir prie schemos yra jau iškart padėta tų karoliukų. Kitas darbas. Tai vat, nedarbas, kita schema įsigyta, tai čia Hello from Liz Matters. Štai toks sampleriukas. Žinoma, kad turėjo būti gyvūnėlis, nu kaip be gyvūnėlio. Kitas, tai vat. Pamačiau ir reikėjo. Pirmas iš tikrųjų mačiau šitą darbą. Ir šitą filmą niekur nebuvau tikrai girdėjus. Vat, štai toks žeminas. Gražu. Ir čia DMC siūlai siūnėjęs, jei neklystu. Nu, gerai, nieko nesimato, bet buvau jau įlindus į vidų pažiūrėti, kas ten gero. Kitas pirkinys jau mano būtų iš 123 Stitch. Lilas Studio, štai toks Spring Quakeris. Labai gražiai atrodo. Mačiau siuvinėtą ir yra rankų dažymo siūlais ir DMC siūlais. Tai aš šitą darbą žadu siuvinėti DMC siūlais, nes kai pamačiau, tai išsiuvinėtą, tai pamačiau čia jau video formatu, pamačiau išsiuvinėtą DMC siūlais, man patiko, nu ir nusprendžiau šitą darbą, tikrai aš siuvinėsiu DMC siūlais ir yra dar Summer Quakeris ir yra Autumn Quakeris. Winter Quakerio tai lyg ir nemačiau. Tai aš Autumn noriu įsigyti ir Summer kaip ir noriu, bet Summer man yra tokia ant klaustuko, nes ten yra undinėlė. Nežinau kodėl, bet nu, man labiau patinka, kai yra kokie nors gyvūnėliai ir panašiai, o ne undinėlės. Nu, tai vat, ten dar yra apmąstymuose, bet vat, kame įdomumas, tai Summer Quakerį ir Autumn Quakerį yra nurodyta DMC siūlai siuvinėjimą. Tai jeigu šitą darbą siuvinėjai, tarkim, rankų dažymo siūlais, čia mano asmeninė nuomonė, jeigu šitą darbą siuvinėjai rankų dažymo siūlais, jau tenai siuvinėsi DMC siūlais, nu tai vis tiek truputį skirsis tie darbeliai. Nu, bet nemanau, kad šitus darbus mes jeigu kabintume, tai kabintume vienas šalia kito, manau, čia sezoniškai keistumėm, tai tik mes žinotumėm, kokiais ten siūlais yra išsiuvinėta. Nu tai va, tai tuo pačiu su Ilona pirko savo plastikiukus ir prašiau, kad ir man nupirktų. Nu tai va, neišpakavus dar esu. Tai čia plastikiukai. Žinoma, kad yra Milhilams ateity pasikeisti. Taip pat nusipirkau štai tokią Milk šokoladą medžiagą 32 kaunto lino. Kitas jau pirkinys yra visiškai ne iš siuvinėjimo prekių parduotuvės, bet iš knygyno Amerikos. Vat štai šitas žurnalas. Nepasakyčiau, kad čia yra labai jau tokių, kaip pasakyti, kažkokių tokių wow schemų, bet, nu, negalėjau neparsivežti. Nu, tikrai negalėjau. Ir aš iš žurnalų mažai siuvinėjau, jeigu taip iš tikrųjų. Nu, bet reikėjo vat atsiminimai turėti. Tai vat yra čia biškį parodyta, kas yra viduj, kokie dizainai. Ir vat šitas turėtų būti. Iš pat pradžių galvojau, kad čia bus visa schema, bet kai pavarčiau, tai yra tik tais 3 elementai. Neklystu, šitas arba šitas. Ir man gražu labai tas visas. Tai iš kažkur reikės ištraukti likusias schemos dalis, jeigu noriu siuvinėti. Ir paskutinis pirkinys, tai būtų jau Dimensions Gold kolekcijos. Štai šitas dizainas.
niekuomet man jis, kaip sakyti, aš jį mačiau, kad yra pirkti, mačiau. Ir, tikrai man jo nereikėjo, nors ir tų gyvūnėlių čia yra ganėtinai nemažai. O juk, kaip žinom, aš gyvūnėlius tai mėgstu siuvinėti. Jeigu dizaine yra gyvūnėlis, tai viskas, mano reikia. Bet su šituo darbu taip nenutiko, kol pas vieną youtuberę nepamačiau siuvinėjimo darbo. Ir man taip patiko, taip gražiai apie tą darbą ir papasakojo, parodė. Ten tik procesas, tai buvo procesas. Ir tas procesas tikrai nedidelis. Ir ten tai buvo išsiuvinėta, man atrodo, tik merginos veidas. Ir viskas. Ir taip gražiai, ir kad man prisireikė, o aš turiu į kompaniją šiai vyriškį. Tai. Tokio pat stiliaus, toks pat dizainas, tai čia, kaip sakytumėm, pora. Tokia, tai. Ir nusipirkau. Nežinoma, man jo reikėjo. Ir vat, ką dar nusipirkau parduotuvėj. Vat tokias mažytės žirklutės. Tokios atrodo žaislinės, vaikiškos žirklutės, bet žinokitės, jos labai geros. Tiesiog neatsidžiaugiu. Dabar tik jas ir naudoju, nukerpa prie pat medžiagos tą siūlą. Tai labai geros. Ir jau iš 1, 2, 3 stitch užsisakiau irgi dar. Yra 1, 2, 3 stitch pirkti tokių žirklučių. Tai dar užsisakiau tokias. Vieną vyrui. Jam žvejybai. Ir vieną savo, nes, negaliu turėti tik vieną, reikia turėti daugiau. Ir va, čia visi buvo siuvinėjimo pirkiniai. Ir kaip ir minėjau, nenusipirkau rankų dažymo siūlų, pirksiu po truputį ir susipirksiu. Nes visgi pirmumo teisę skyriau aš schemom. Ir iš dalies tai yra gerai, iš dalies ir blogai, nes dabar, kad ir ką noriu paimti pasiuvinėti, tai reikalingai tai rankų dažymo siūlai, tai turi laukti, kol parsisiųsiu iš kokios parduotuvės, ar iš Europos, ar iš Amerikos. Ir Lietuvoje pirkti nėra, tai reiškia, tai užtruks ir kol ateis iki manęs, gali žinoti ir praeiti noras siuvinėti. Jeigu žinot, kaip būna, tai čia su nuotaikom ir panašiai. Tai va, viskas su siuvinėjimu. Seniai iš tikrųjų mano video buvo pirkinukų. Ir ypač tiek daug vienu metu, bet ne kiekvieną dieną aš ir keliauju kažkur, kur galiu atrasti tokių lopių. Ir dabar pereinam prie mezgimo. Prie nerimo neturiu ką rodyti, kaip visada, o prie mezgimo pereikim. Nežinau, ar rodžiau, ar nerodžiau per tą laikotarpį, kai aš čia buvau dingus, aš truputėlį mezgiau, ėjau į mezgimo susitikimą, ten visi mezgė. Aišku, aš su savo kojinėm tokiom. Tai va, turiu vieną kojinę ir vis dar mezgu antrą. Čia Alize siūlais megzta ir sustojau ties kulnu, nes iš tikrųjų man kas nesunkiausia, bet ką sudėtingiausia man yra prisiversti daryti, tai yra kulnas ir pėdų užbaigimas. Nieko ten iš tikrųjų sudėtingo nėra, bet kažkodėl man nesinori šitų siuvinėti. Tai va, kaip atrodo. Ir kaip visada viena kojinė yra pirma kojinė greičiau mezgasi, o antra jau taip išeina. Ir kitas mano pradėtas darbas, tai čia pradėtas yra grinai būnant pas saloną Amerikoje. Tai va, tokia kalėdinė kojinė. Tokią kojinę galit matyti irgi pas saloną iš tokių pat siūlų. Tik pas ją jau yra, man atrodo, viena numegzta ir kita jau ant pabaigos. Ir pasiėmiau megzti, čia yra lietuvaitės rankų dažymo siūlai. Pasiėmiau megzti su 225 virbalu, tulip mediniu, ant medinio, nes vežiausi lėktuvų rankinę bagažę. Tai jeigu kad neleistų prasivežti, tiesiog atsukčiau ir išmeščiau. Bet dar su mediniais man niekuomet taip nenutiko. Ir man atrodo, kad reikėjo imti, čia viskas lankstus, kad reikėjo imti 2 antro numerio virbalus, nes
Nu, bet galvoju 225 paimsiu, nes aš ir taip, nu kaip čia, kietai mezgu. Nelaisvai, bet man šitą kojinį vis tiek gaunas kažkaip laisvai. Žiauriai laisvai gaunas ir skylės matosi. Nu, keistas toks. Keista patirtis iš tikrųjų. Ir va, irgi sustojau ties kulnu. Dabar galiu rinktis ar ant tos kojinės kulną daryti, ar ant šitos kojinės kulną daryti. Paįvairinimui. Ir žinoma, mes buvom užsukę ir į keletą mezgimo prekių parduotuvių. Tai nusipirkau porą siūlų. Ir čia rankų dažymo siūlai. Kiek suprantu, dažyta, tai čia yra būtent Amerikos firmos. Tai va, štais toks rankų dažymo. Kojininis siūlas, nu žinoma kojininis, nes aš daugiau nieko ir nemezgu, tik kojinės, tai va tokia. Ir kitas siūlas, tai va štais toks. Čia 100% superwash merino vilna kojininė, o čia 80% superwash merino ir 20% nailonas. Tai va. Bus kojinyčių kažkada. Ir kai nusimegsiu, tai iš šitų siūlų prisiminsiu mum kelionę į Ameriką pas Iloną. Tai va. Na ir viskas. Viskas, ką aš norėjau parodyti jums šiame video. Nedaug siuvinėjimo, bet daug pirkinių. Ir parodysiu video ištraukas iš siuvinėjimo prekių parduotuvės. Žinoma, dar reikia išmokti tą daryti, nes nu, tik tais jau kai išėjom iš parduotuvės, kai peržiūrėjau tą medžiagą, tai pamačiau, kad truputį tikrai per greitai aš su tą kamerą ėjau, žiūrėjau, nes norėjusi viską greičiau padaryti ir taip ne viskas, neišeina greit, jums nebus galima taip viską išsamiau pasižiūrėti. Nu, bet gal geriau šitaip negu niekaip, ar ne?
viskas. Šiam video viskas. Beliko tik tais jį sutvarkyti ir tikiuosi, kad tikriausiai artimiausiu metu nereikės laukti vėl mėnesio laiko. Tai lauksiu jūsų komentarų, kokių nors pastebėjimų. Galbūt, jeigu pamenat iš mano pirkinių, ką norėtumėt, kad pirmą pradėčiau, neprižadu, kad pradėsiu, bet man įdomu išgirsti jūsų nuomonę, kas jums labiausiai patiko iš mano pirkinukų. Tai ačiū kad žiūrėjote, ačiū, kad vis dar stebite mane. Jeigu paspausite patinka, tai būsiu jums labai dėkinga, nes visada malonu gauti bent kažkokį atgalinį ryšį. Ir tada iki kito karto. Ate, ate.